labas rytas. Nu, tai labas rytas. Tai kaip reikalai? Kokie? Miego. Vos neišdeginai akių. Su kuo? Su šviesa. Tai dabar jau ir šypsena matosi viską. Prieš tai užsikasus buvai po kaldromis. Nu tai nes spigini akis. Taip gali ir sugadinti akių regą. O kas tau spigina buvo? Atidary langą, tiesiai matė akis. Dienos šviesa. Todėl ir... Tai tu kaip vampiriukas tada? Taip. Tai kur varai vampiriuk? Albach miestelė. Jo, tai varom iki miesteliuko. Pasižiūrėsim. Nu, kaip įsivaizduoju, čia toksai... Kalnų miestelis Jo, kažkoks. kalnų miestelis. Slidinėjimo, man atrodo, žiemą čia buvo toksai kaip kurortas. Vakar iš tikrųjų tuo keliu, kur aukštai vedančiu važiavom, tai gražų tokį irgi resortą, pavadinkim, ne resortą, miestelį. Pravažiavom, tai čionais galimai gal bus kažkas panašaus, gal nebus. Žodžiu, varom pažiūrėti. Taip. Tai koks pirmas įspūdis apie Albach? 3 žodžiai. Gražus slidinėjimo kurortas. Taip. Julsai, Ką? leistumės nuo tos trasos? Aišku. Aišku? Nuo bet kurios leisčiausi. Nuo bet kurios leistumės nuo tos pačios didžiausios? Vienareikšmiškai. O tu toks pasitikintis esi? Visiškai, 100%. 101% duodu. Nu, norėsit nuvažiuoti kažkur su tavimi paslidinėti. Nesu, kaip sakant, pro, bet piemo irgi nesu. Bet tai nuo tokio kalno. Nu. Apsukom ratelį aplink miestelį. Ir miestelis visai toks gan kiutelis. Jo, Kiutalas, toks slidinėjimo kurortas, kuris gražus. Gražus. Žiemą, manau, čia iš vis įspūdinga. Ir žiemą, ir pavasarį. vėlyvesnis toks turbūt pavasaris irgi būtų kosmiškai gražu, kai viskas jau pilnai sužaliavę ir gėlės pražydusios. Mes čia dabar esam pilkajam sezone. Jo, bet ir tai dar šiandien pakankamai pasisekė, nes pusę laiko, kiek čia praleidom, tai vis tiek saulės turėjom. Tai vis tiek tos spalvos nenori saulėje šviečiant išryškėja. Jo, tai va, tai pasivaikščiom ir dabar judam toliau ir... Burtų metas. Jo, burtų metas, nes yra taškas mūsų Innsbruckas, tai yra 100%, bet dar esam užsidėję 2 vėliavėlės iki Innsbrucko, tai yra Aachen Lake, man atrodo. Aachen Lake ir Tyrol. Jo. Tai neapsisprendžiam, todėl mesim monetą vėl, kur varom. Taip. Tai aš būsiu kas? Ežeras, aš Tirolis. Na, gerai, Tirolį. Tirolį. Palauk, o kas ką reiškia? Tai ežeras bus... Herbas ar skaičius? Skaičius. Tirol bus herbas. Tirol herbas. Su apvertimu vėl pagaunu, apverčiu ir... Taip, man ant rankos. Taip, važiuojam. Kas yra Tirolis? Herbas. Aha, skaičius. Gerai, žiūrim. Matysis ar ne? Skaičius. Tai ežeras.
Taip. Gerai, tai važiuojam į ežerą. Nusivylė į biškį? Tingėjau iš tikrųjų iki jo trenktis. Negalosiu. Bet tam ir yra burtai. Taip, kad varom į Aachen Lake. Tai važiuojam. Matosi va nuo pat to namelio, kiek yra nuslūgęs vanduo iki ežero. Atvarėm, vėjas. Didelis vėjas, oi. Nemalonu. Daug pasižiūrėsim. Ir varysim, jo nepaliko mašinų. Ežeriukas per brūkšnelį jūrą. Ežeriukas gražus, tik labai salta. Salta. Pabuvom realiai minutę laiko. Nu, profesoriau. Tai biškį prisišnekėjom. Tai jo, prie ežero, kaip matėt, atvarėm. Ir dabar, nu, kaip ir sekantis tasai taškas mums, tas miestas mūsų Tyralis, kaip sakant. Nu, bet atsisėdus čia bandau vesti per navigaciją, žiūriu, kažkas man čia ne iki galo gaunasi. Ir paskui per Google Mapsus pradėjau žiūrėti ir panašiai, tai pasirodo, kad Tirol tai yra ne miestas, o apylinkė visa apskritis, taip pat, jo, apskritis, po kurią mes jau dabar ir važinėjom visą laiką. Ir aš tiesiog, kai žiūrėjau, ką yra aplankyti, rekomenduoja parašyta Tirol. Tai aš ir įsivedžiau į Google Maps Tirol ir užsidėjau vėliavėlę. Ir viskas, ir man buvo toks kaip taškas, į kurį važiuoti. Jo, nu tai ir atvažiavom į tą tašką, tai atvažiavom, tai realiai ir tasai Alpų Bachas mūsų va prieš tai, kur buvom, ir dabartinis ežeras. Viskas yra... Jo, viskas yra Tirolio apskrityje. Tai va šitaip. Žodžiu, toksai update'as dėl Tirolio, bet, nu ką, nestabdom arklių ir vis tiek važiuojam, dundam miesto link. Tingėjau važiuoti iki ežero, nes galvoju važiuoti į Tirolį. O vis tiek Tirolį ėjusi. Taip, bet dabar išvažiuojam į Innsbruką. Dabar į Innsbruką jau braukiam. Braukiam. Let's go? Let's go. Žaiba. Termo rūbeliai, nu kas yra? Gulbė ežeras, kaip tik prie ežero esi, galėtum juodoji gulbės sušokti kokį šokį. Galėčiau. Nu va, komandinis darbas. Dušo, tai noriu. Tai labas iš Innsbruko. Labas iš Innsbruko aikštelės. Jo, tai prisiparkavom tokioj, nežinau, tokioj dideliai aikšteliai. Parkingas nei daug, nei mažai. 22 eurai. 22 eurai. Welcome to Austrija. Čia yra apiplėšimas vidury dienos. Jo. 22 eurai. Ir kas blogiausia, neturim iš ko rinktis. Autobusuose bilietėlių nusipirkti negalima, tai dabar Julius apsimeta, kad perka, apdrukiu lips kontrolierė ir važiuojam zuikiu. Nes, nu, kitaip, bandėm susimokėti ir nusipirkti, bet negalima. O jau rimtas koks. Nu, tai žodžiu, išvengiam kontrolės.
Bet padariau išvadą, kad tokie mes vis dėlto esam gyvi žmonės, kad net važiuodami be bilietėlio jaučiamės, kad nusikaltimą darytumėm. Nu. Toks važiuoji ir tas jauduliukas pilve, kad eikti savo be bilietėlio važiuoji. O jaunystėj būdavo atrakcija. Dzin. Tai esmė jo, kad neparduoda bilietų autobuse. Nuėjau iki vairuotojas, tai sakė, kad online arba stotelėse tokie aparatai turi stovėti. Tai kol važiavom dar bandžiau online nupirkti, bet kaip ir lyg tai suradau puslapį, bet spaudė ant bilieto, niekas nevyksta, tai žodžiu jo. Bandysiu, jeigu ką, ieškoti automatą. Jo, tai paskui dėl grįžimo, aišku, susirasim automatą, o dabar, nu ką, pravažiavom svarbu. Nu, tai koks tavo pirmas įspūdis apie Innsbruką? Gražus miestas su tikrai gražiais ir įvairiais pastatais, spalvotais visokiais. Ir labai įdomiai, kad šalia tokie pastatai skirtingi, architektūra skirtinga. Dažnai būna tokia vientisa architektūra, tik tokia įvairovė architektūros, o čia labai skiriasi tie pastatai, pačia architektūra. Tai taip įdomiai tikrai. Ir čia atėjom prie pagrindinėje aikštėje. Galit matyti, kaip skirtingi iš tikrųjų tie pastatai už mūsų. Multitaskinį matau. Kokios belieka. Ir kaip vertinate savo Michelin restoraną? Tobulai kaip visada. Patenkinta rezultatu? Labai skaniai valgau. Skanaus tau, skanaus man. Ir skanaus, jeigu kažkas valgot. Nu. Tai labas rytas. Nu. Tai papasakok dabar, ką tu sapnavai. Sapnavau, kad 8 milijonai įkrito į sąskaitą. Ir atsikeliu jų nėra. Ir dar parašė draugas, kad reikia už mašinos stiklą keisti, dar sumokėti reikia. Bet ne 8 milijonus mokėt. Ne, bet vis tiek. O tai sakei kam nors, kad tau įkrito babkės? Dabar tik išeina tos babkės iš... Ne, niekam nesakiau. Nes galvojau, tada draugai parodys tikrai veidą ir visi draugai su manim bus tik dėl pinigų. Ir tau nesakiau. Nes ir aš būčiau dėl pinigų. Nes ir tu būtum tik dėl pinigų. Nusprendėm pasilikti dar šią naktį Austrijoje, nes pakeliui
link Šveicarijos, visiškai pasienyje yra ežeras, tai nusprendėm pavažiuoti dar iki jo, išmiegot, rytoj pasižiūrėsim apylinkės ir tada jau kirsim, kaip sakant, Šveicarijos sieną. O dabar esam gal 5 kilometrai nuo nakvynės vietos, kur esam susiradę parkingą, tai ieškojom, kur užsipildyti geriamo vandens, niekur neradom, bet išeitis visada yra. Tai šioje vietoje pasinaudojom miesto, nežinau kas čia, kranas, fontanas, kaip čia reikėtų sakyti, geriamo vandens, tai pasinaudojom miesto bėgančių vandenukų. Pasipildysim, srovė nėra stipri, bet bent jau bėga, nes vandenį ėjom jau į pabaigą. Tai pasipildom, važiuojam toliau ir stojam nakčiai. Tai va, kadangi dujas taupom, tai kartais atsikeliam tokioj temperatūroje. Labas rytas! Vyrai jau vaikšto lauke. Šiandien žaidinimas įvyko iš kitos pusės. Pažadino, sako, žiūrėk. Ką? Žiūrėk į vaizdą. Va toks vaizdelis. Tai labas rytas. Labas rytas. Tai kaip ta jūsų panorama miegamojo lango? Nu, sakyčiau, pati gražiausia iki šiol dar buvusi. Numeris 1 čia? Man tai taip. Tai kaip miegojosi naktį? Nešalta buvo? Visoka. Nes ryte atsikėlėm. Kokia temperatūra buvo? +6 ryte buvo kemperį. +6? Kemperį. Jautėsi šiek tiek. Kad nesinori rankas ištraukti iš po kaldros naktį. Bet dabar jau vėl šilta. Jau nori ištraukti. Nu, dabar nebesikandžioja. Prie ežero nuvažiavai? Nuvažiavau. Bet nedavažiavau. Tai biškį planai keitėsi. Keitės, nes norėjau pamatyti vieną ežerą, bet jisai jau uždarytas, nes matot per langą kokie čia orai. Ir jau nebeįleidžia įvažiuoti į tą kelią dėl žiemos sąlygų. Tai šiandien gal šveicarišką ežerą pamatysi, jeigu davažiuosim. Gal ir pamatysiu. Laikas parodys, dabar jau baisu kažką prognozuoti būtų, taip? Dabar jau jo, bet dabar jau tikrai važiavom į Šveicariją. Tai išvarom iš Austrijos, atvarėm dar čia nais tarp kalnų, kur buvo tas uždarytas kelias. Jo, buvom atvažiavę į Lünersee ežerą, visiškai tarp kalnų, toks vidury kalnų ežeras. Bet nebuvo nei informacijos, kad uždaryta, nei rodė. Tai atvažiavom ir kelias uždarytas, bet vaizdas yra, nu va, toksai visiškai, va, to keliuku realiai kilti tuo keliuku iki parkingo užkilus, tai dar būtų apie pusvalandis ėjimo iki to ežero. Bet jeigu norim pasiekti jį nuo čia, beveik 3 valandos ėjimo į vieną galą.
Tai toksai gan stiprok, kaip sakant, per sniegus. Klausė viena mergina irgi įdomu, sakė, kaip ar nesunku vairuoti yra. Tai vat vairuotojas gali atsakyti, kaip čia yra, ar sunku, ar nesunku, bet manau, kad tu patyręs esi šiaip ant vairavimo. Man asmeniškai tai ne, kažkokio stebuklo, sakykime, nėra. Pačios mašinos kaip vairavimas, tai viskas yra tvarkoj, bet kokiu atveju su bet kokia mašina čia važiuojant, ar su lengvaja, ar su to pačiu kemperiu, tai vis tiek išvargina, nes visi keliai, kurie veda į kalno viršų, jie einant tais, pavadinkim, tais zigzagais. Ir bet kokiu atveju, nu, tasai vairavimas yra įtemptesnis, posūkiai labai status ir panašiai, tai stabdymas visiškai kitoks. Tai iš tos vat pusės, bet pati kaip transporto priemonė jinai neapsunkina, bet patys keliai, nu tai jo, bet kokiu atveju jie... Šiek tiek yra vedantis į iššūkį ir įtampą. Tai va. Traukiame Šveicariją ir tikėkime, kad bus neuždaryti keliai. Ja. Let's go. Sveiki atvykę į Liechtenstein. 3 minutės kelio ir mes jau Šveicarijoje. Tai va tokia va upė skiria realiai Liechtensteiną nuo Šveicarijos. Ką darai? Perku kelių mokestį Šveicarijai. Aš net neįsivaizduoju, kaip tu čia perki. Ar per internetą, ne? Ir kiek kainuoja? Šveicarijai daug. 52 eurai, 95 centai. Yra kažkoks laikas, ar ne? Mėnesinis? Dabar va pažiūrėsim, kas čia yra, ko čia nėra. Kaip suprantu, tai tik tais visiems va metams, šiems likusiems kažkaip, nu čia įdomi, jo metai turbūt tik tais. Nu ką, sėdėm sprendžiam reikalus dėl interneto, nes net nesitikėjom, kad įvažiavus į Šveicariją dings mūsų visi planai interneto, nes ne Europa. Kaip akmens amžius. Kaip akmens amžius, nu. Aš jau atpratęs nuo tokių dalykų. Atrodo, kad nežinau, kur mes čia į Aziją esam išvarę. Kur eini, ką jums lašiniai? Lidl by Lidl. Einam pažiūrėti šveicariškų kainų. Bananė. Va. Nu. Pasižiūriu. Euras 3 dar niekur taip pigiai nebuvai gavęs. Čia ne euras 3, čia frankai. Euras 3,8. Eik, tai realiai kaip šalčiutė kažką pasakyti. Euras beveik kaip šveicariškas, 1:1. Galim sau leisti. Galim sau leisti. Nu, ką čia pripirkai? Pažiūrim, va čipsus panelė išsirinko, alaus, nealkoholinio, viską. Va, kas čia prisėmė nesąmonę? O medoliukas, tai paragausim. Jas. Va, kažkas su maišiuku neišsiverčia, mes ir be maišiuko išsiverčia. Tvarus apsipirkimas. Mes čia tik tai porą dalykėlių. Tik tai porą. Vėl išeinam pilnom rankom. 30 eurukų. Hello. Labas rytas. Labas rytas. Kada maudytis einam? Ką?
Nu, tikrai ne dabar. Nu, tai labas rytas dabar jau. Nu, tai labas rytas dabar jau. Jau akis atmerktos. Nu, atmerktos, toj atsimerks dar labiau. Tai kur tu čia esi atvažiavus iš vis? Nes vakar jau su šiokia tokia tamsa atvažiavom, tai nieko nebeparodėm. Tai papasako, kur tu čia atvažiavai, kur randiesi ir kur eini. Nežinau, tai tu pasakok, tu čia mane atsivežiai. Kokia čia vieta yra, kokia valstybė. Esam Šveicarijoje. Šveicarijoje pagaliau pasiekėm. Pagaliau pasiekėm pirmąjį Šveicarijos ežerą. Jo, ir einam dabar prie jo. Na, tai kokie įspūdžiai? Labai geri įspūdžiai. Nors vaizdas... Ina šiandien nusivylė vaizdu. Šiandien šiek tiek, nes kai aš vakar vakare mačiau, kokie čia yra kalnai ir kokios čia yra viršūnės, baltos, didelės, gražios. Tai šiandien, kaip jau ir pamačiau, kad vėl debesis nusileidantis su kalnų, tai toks biškis sad. Nes tikrai to tikrojo grožio. Koks jisai čia iš tikrųjų yra prie šitą ežerą nesimato, bet... Little bit sad. Bet jeigu vakare bus kalnai, eisim dar kartą. Eisim. Taip. Ką veikia? Žiūrinėjau. Žemėlapį tyrinėjau. Ką paskutinis 2 valandas veikiai? Snustelėjau. Pietų. Miegelio. Va, o tu ką veikiai? Ta pati. Irgi snustelėjai? Irgi snustelėjau su audio knygą, bet labai trumpam, tai ilgiau snustelėjai. Jungfrau, kiek sakai, 500 eurų, kad užsikelti traukinuku? Nu, 2 žmonėm. O kito kelio nėra? Nu, pėsčias neužlipti ten. Ne 3 valandas lipdamas neužlips? Jeigu per 3 eitų užlipti, tai už picotą aš per dieną galėčiau 2 kartus suvaikščioti tada. Žodžiu, 500 pinigų. 500 pinigų. O kiek laiko kyla? 40 minučių bendroji sumoj. 9 metro kilometrai gaunas. 9 kilometrai. Iš jų 2 ar 3, man atrodo, yra su tuo su cable karu ir paskui jau iki viršukalnės tunelių su traukinuku kelią. Likusius ten tos gal 7 kilometrus. Lemba, bet koks vaizdas turėtų būti. O tai gal tik vienas iš mūsų kyla? Kad sufilmuotų medžiagą. Kitą įkirpsim veidą, šalia priklijuosim. Vos nesusikeikiau kokią kainą. Šio vakaro vakarieniai jums siūlome ryklinio šamo filė, glazūruotų, garstyčių, spec šefo namų gamybos marinatų. Jezu. Paveiksliukas. O Jezu, kokie blykstė, nu bet jau ir kaip ir. Ne, gal iš jūsų. Nu ne. Nuspygina labai. Bet gražiai atrodai. Balti dantis atrodo. Ačiū. Akis ryškas mėlynus. Nu. Jo, pagit baigiu. Tai gerai, kaip kurimis bus. Vakarienė. Vakarienė. O kas vakarienė? Vakarienė žuvytė special šefo
Koks ten sakei? Šveicarijos šefas. Šveicarijos šefo žuvytės special. Taip, ryklinis šamas. Ryklinis šamas, va. Su humusiuku, avokado, agurku ir mamos padažiuku. Mama linkėjimai, žinau, kad žiūri. Ir agurkiukai tavo eina į pabaigą. Neleidžiu valgyti jų bet kada. Draudžia, rimtai draudžia. Tai reikia su pasimėguimu mamos Tai aš ir agurkus mėgaujuos. valgyti, o ne tam, kad valgyti. Tai va. Sakau, nežinau, kad toks Skanaus man. Gailikas Skanaus esi. tau. Gerai, gailikas. Skanaus visiems valgantėm. Sprendžiam, kur važiuoti ir kempingo ieškom. Ir šalia jo parkingas yra. Taip pats kempingas uždarytas, bet gal išeitų tada mums parkingį išparpti, aš nežinau. Šalia to kempingo? Nu, O tai komentarų nėra jokių? čia visi komentarai įvairūs iš tikrųjų. Labai įvairūs. Todėl aš šiaip pasibatęs esu. Bet šiaip labai daug vienetų, kas yra keista, nes nebūdavo tiek keliaujant iki šiol, kokioje Austrijai tikrai tiek vienetų nebūdavo. Daug labai tų parkingų, kur draudžia miegot. Per naktį, ne? Labai daug. Kaip įdomi, nes čia, Praktiškai visi. skaityk, tokia kemperių šalis, Nu. o niekur negali mėgoti. Tai kur su tais kemperiais mėgoti? Tai kur čia dėtis? Tai va, miegi ant gatvės ir po to varam per ausis visą naktį.